Vidai, kaip jums rungtynės patinka? Žiauriai patinka. Kažkaip, galim sakyti, jeigu tokia, tai prisimenu pirmą kartą, Siemensą kaip žiūrovas sėdžiu. Keistas jausmas? Jausmas žiauriai keistas, bet įdomu labai. Rungtynės kaunasi, ką žinau, tokios žvaigždės 25 taškus kiek net įmetė. Truputį apakė. Šiandien berods praeitė medicininę patikrinimą, ne? Ir tada sutartis įsigalioja, ar ne? Lygtais taip. Viskas tvarkoj? Lygtais tvarkoj, nežinau. Jokių pastabų nebuvo iš daktaro pusės, iš klubo, nežinau. Reiškia, viskas tvarkoj. O kaip pats jaučiatės fiziškai? Sunku bus įvažiuoti į rytus komandą? Ne, tai automatiškai sunku vis tiek. Komanda nesportavęs, komandai užsižaidus, kiek jau jie. Vos ne 3 mėnesiai kartu, o aš dabar tik ateinu, aišku, bus sunku. Darysiu viską, kad kuo greičiau įeiti į formą. Ar prieš tai buvot matęs Lietuvos Ryto rungtynių, jau šiam sezone LKL, BBL ir kokį įspūdį paliko? Mačiau, kai su Žalgiriu žaidė Prezidento taurę, bet irgi ne visas rungtynės. O daugiau Rytą mačiau, kaip žaidė LKL rungtynės. Ir kokį įspūdį palieka tas jų būtent žaidimas? Šiais metais labai gerai lošia Rytas. Nežinau, leis varžovom, kad ir tam pačiam LKL įmesti ten vos ne 50 ir mažiau taškų. Automatiškai tokiom komandom šiai būna sunku žaisti su tokiais silpnesniais varžovais, susikaupimo trūksta, o šiais metais žiūriu, kad aišku, treneris griežtas, duoda tam tikras užduotis, kad žaidėjai vykdytų. Sakau, neįmės 50 taškų, tai reiškia koncentracija. Vidai dar nebuvo aišku, kad jūs žaisite Lietuvos Ryte, bet Kurtinaitis apie jūs labai gerai atsiliepė. Galbūt jūs šnekėt su Rimu, kokias funkcijas atliksite komandai? Dar nešnekėjau apie funkcijas, nespėjau. Bet galim sakyti, jau iki to trenerio, iki tų žodžių trenerio, aš jau kaip ir buvau davęs sutikimą, kad žaisiu. Kada bus jūsų pirmas rungtynės Lietuvos Ryte? Oi, nežinau, čia man trenerio priklausys. Darysiu viską, kad kuo greičiau, o žiūrėsim, kaip gausis. Teko skaityti, kad žaisti ir su Perlu. Visko gali būti, nežinau, dar su treneriu apie tai net nešnekėjom, nežinau. Ką jis pasakys, taip ir bus. Ir Vidai, apie šį sprendimą labai sunku buvo priimti šį sprendimą žaisti Ryte? Kad nepasakyčiau, kad taip labai sunku, iš tikrųjų, kur spalio galas, sėdžiu be darbo ir aišku, nežinau, čia aišku, gal ir mano kaltė kažkokia, šiaip ir vasarą siūlė Rytas, bet gal, nežinau, taip gavosi viskas, kad, ja, paskui, kad priims sprendimo, jau vis tiek norėjusi žaisti, o dar čia Eurolygoje žaidė komandų, tai aišku, tas toks vis tiek, Rytas Žalgiris, čia Lietuvoje padarytas šitaip, aišku, čia ažiotažas ir draugų vis skambučiai, kaip čia, kas čia, bet čia mano darbas, kad nieko nepadarysiu. O kaip kauniečiai jūs sutiks, kaip tiktės ir galiai? Neįsivaizduoju. Aišku, slaptai laukiau ten, kaip sėdėjau iš vis be darbo, slaptai laukiau, pasiūlė Žalgiris ar dar kažką. Bet kadangi tyli čia Rytas pasiūlė, kodėl ne? Taip šiandien tai norisi žaisti aukščiausiam lygiui. Vakar žiūrėjote Žalgirio rungtynes, kaip patiko Žalgirio žaidimas? Žiūrėjau, bet ne visas. Aišku, sunku vertinti. Prancūzai gal nebuvo tokie stiprus, aš nežinau, ar Žalgiris žaidė labai gerai. Iš pirmų rungtynių labai sunku vertinti. Reikia kokias 2-3 rungtynės pasižiūrėti ir tada bus aiškiau apie komandos pajėgumą. Ačiū. Dėkui. Vien už ką.